kalbinami vyriausiai Šiaulių Rūtos ekipos trenerį Arūną Kalčerauską. Taigi su pergalė visų pirma. Ir rungtynių pabaigoje turėjo jūsų komanda solidžią 10 taškų persvarą, tačiau beveik visą iššvaistė. Ir ką pasakėte savo auklėtiniams paskutinės minutės pertraukėlės metu? Aš visą laiką raminau ją, sakiau, kad mums reikia ramybės visą laiką, kadangi varžovės aktyviai spaudė mus, visą laiką neleido priiminėti lengvai kamuolį. Tai reikia tik ramiai žaisti. Nežinau, kažkiek gal padėjo, bet klaidų nemažai padarėm pabaigoje, galėjom ramiau viską padaryti. Dabar pusfinalio dvikovoje laukia grėsmingas varžovas Vilniaus Kibirkštis. Kokios nuotaikos prieš šį susitikimą? Tai vien tai, kad patekom, jau mūsų nuotaikos yra geras. Vien tai, kad patekom į atkrintamąsias, jau mums buvo džiugu ir kaip sakyti, padarėm nemažą darbą, o dabar nuotaikos ko geriausios. Na ir prieš šią seriją daugelis sakė, kad neturite jokių šansų pasipriešinti netgi klaipėdietėms ir gal kažką norėtumėte pasakyti visiems tiems skeptikams, kurie netikėjo Šiaulių Rūta ir jūs paneigėte tas prognozes. Ne, tai mes ir dėl savęs stengiamės, dėl to, kad dirbam treniruotėse, bet kai pamatėm pirmas varžybas, kad Klaipėdai palaikė tiek žiūrovų, Šiauliuose palaikė ir šiandien vėl matom salėj žiūrovų, tai tik džiaugiamės. Na ir šiandien tikrai buvo labai gausus šiauliečių palaikymo desantas ir ko gero tai padėjo, irgi buvo dalis to, prisidėjo prie pergalės šiandien. Ja, tai visada kažkur surandi daugiau jėgų, kada matai, kad tave palaiko. Smagiau žaisti. Taigi su jumis buvo vyriausias Šiaulių Rūtos ekipos treneris Arūnas Kalčerauskas, dar kartą treneris su pergalė ir sėkmės pusfinalio varžybose. Su jumis vyriausiasis Klaipėdos Semenkainio ekipos treneris Dalius Subartas. Ir trumpas komentaras apie rungtynes. Visų pirma, noriu pasveikinti varžovai, tikrai jos labai daug padarė, kad pasiektų tą pergalę, tikrai jos labai norėjo ir ją iškovojo. Aišku, apmaudu taip anksti baigti sezoną, kad visas kovas, šiek tiek šiandien pritrūkome lyderio aikštelėje anksčiau, taip, ir viena mūsų legionierė bandė gelbėti. Visumoje, neturiu aš taip jau priekaištų, merginos stengiasi, darė viską, šaunolės, kad jos sugebėjo atrasti jėgų ir išlyginti rungtynių gale tą žaidimą, paprasčiausiai pritrūkom fortūnos, pritrūkom poros sėkmingų metimų, kurie galėjo atnešti mums pergalę šiandieną. Ar ką, krepšinis toks dalykas, tai sėkmės ateityje ir susitiksime. Buvo vyriausias Klaipėdos Semenkainio treneris Dalius Subartas. Ir baigėme tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos sporto rūmų, susitiksime kitose moterų krepšinio lygos lemiamose rungtynėse. I guess I had to go to that place to get to this one.